Visuomet ieškojusi galimybių kuo nuoseklesniam kontaktui su visuomenė, lapkričio 12-15 dienomis Panevėžio kolegija sulaukė išties didžiulio įvairių jos grupių – mokyklinio amžiaus jaunimo, pedagogų, mokslo žmonių susidomėjimo. Šiomis dienomis valstybinės aukštosios mokyklos auditorijos ir praktinio mokymo centro durys vėrėsi ne tik saviesiems studentams. Mokslo taikomosios veiklos plėtra, mokslo žinių taikymas praktikoje yra vienas iš pagrindinių uždavinių, kurias kolegijom kelia mokslo ir studijų įstatymas. Todėl neatsitiktinai visa šita savaitė taip ir vadinasi – išgirsti, suprasti, naudoti. Mes norime, kad mokslininkai pateiktų jaunimui populiariai prieinamai mokslo žinias, o jaunimas tai išgirdęs nueitų į mūsų praktinio mokymo laboratorijas, kabinetus ir ten pabandytų pakartoti tai, ką tik išgirdo salėje. Mokslo populiarinimo savaitės išgirsti, suprasti, naudoti kulminaciją Panevėžio kolegijos direktoriaus teigimu tarptautinė mokslinė praktinė konferencija, kurioje pranešimų skaityti kilo ne tik akademikai, bet ir verslo atstovai, praktikai. Turime partnerių iš Daugpilio universiteto Latvijos ir taip pat iš Rusijos, iš Maskvos profesinės statybos mokyklos. Ir ta tendencija, kad tarptautiškumas mums svarbus visais aspektais. Mes ir atidarėme šios dienos priešsesijinį pranešimą, tai Lietuvos švietimo mainų paramos fondo direktorė Daiva Šutinytė paskaitė pranešimą Erasmus+, tarptautiniai mainai studentam, dėstytojam, darbuotojam 2014-2020 metais. Tarptautinės konferencijos tema – mokslo ir studijų tendencijos globalizacijos sąlygomis bei jos problematika svarstant apie Panevėžio kolegijos vietą tarptautiškume, sako Benjaminas Pladis, itin artima šiai profesinius bakalaurus rengiančiai aukštajai mokyklai. Šios mokyklos dėstytojai ypatingai stengiasi skatinti tarptautiškumą studijų, kuris yra vienas iš esminių kokybės kelimo veiksnių. Todėl aš manau, kad ir šios dienos pokalbis ir tos nuomonės, kurios bus išreikštos, prisidės prie mūsų dėstytojų, prie mūsų studentų didesnio suvokimo apie galimybės, kurios atsiveria dalyvaujant įvairiuose fonduose, dalyvaujant įvairiuose programuose. Akademinėje aplinkoje analizuoto šiandienės aukštojo mokslo aktualijos be abejo pretenduoja į pačią solidžiausią savaitės renginių ciklo dalį. Nors išgirsti, suprasti, naudoti rengėjų teigimu, nemažiau pasiteisino pats siekis koncentruoti lig šiol po vieną išsibarsčiusias iniciatyvas. Ir anksčiau kolegijoje vykdavo panašus renginiai, bet šiais metais mes visus juos nusprendėme sudėti į vieną savaitę. Kadangi rengėme projektą, jį laimėjome ir dalis visų šitų išlaidų yra finansuojama iš projekto mokslo ir technologijų populiarinimo renginių rėmimo sistema, kurį vykdo viešoji įstaiga Socialinių inovacijų institutas. Kiekviena iš 4 mokslo populiarinimo savaitės dienų Panevėžio kolegijoje turėjo ne tik atskirą pavadinimą – aplinkos, sveikatos, informacijos, mokslo, bet ir išskirtinių bruožų veidą.